Sakykit, kai skambina jums iš tų numerių, ko teiravosi? Man sakė, kad nori pasiūlyti, kad aš investuočiau pinigus. O kokia kalba bendravosi? Rusiškai. Rusiškai bendravo. Taip. Prašė prisijungti prie banko ir taip toliau. Dar neprašė, bet sakė, kad susisieks su manim specialistė, kolegė. Supratau, tai žiūrėkit, jokios nesteikit jums galimybės, kad prisijungimą arba kažkokio programėlį neinstaliuokit. Tai man jau ir paskambina ir antrą kartą, o dabar ir trečią kartą skambina. Bet tai aš kažkaip galvojau, kad mane jūs pamokinsit, kaip man reikėtų elgtis, kad pagauti šitą sukčių galima. Manot, kažkokio tokio recepto 100% nėra. Svarbiausia jiems, kad duot prisijungimas kažkokios tai prašo. Arba jeigu per kompą jungiatės, tai rašys programėlį, kad jie matytų nuotoliniu būdu galėtų prisijungti. Svarbiausia, tų duomenų nesuteikit jiems ir viskas. Tai matot, šiuo atveju aš dėl savęs tai ramus, aš kaip tik norėjau, kad policija atliktų kažkokią prevencinį darbą, kad galbūt galimai sukčių. Taip greitai čia nevyksta, tai gaunam tų pranešimų jau šiandien gal 50 dėl tų sukčių skambina, tai mes reaguojam, jo tie numeriai yra tikrinami, bet dažniausiai labai sunku nustatyti net iš kur skambina, ir dažniausiai skambina iš lietuviškų numerių, paskui skambintiems žmonėms net neturi supratimo, kas čia skambina, nes toje operatoriai, kurie generuoja numerį, tiesiog atsitiktinys tiek. Na tai, čia labai sudėtingas tyrimas. Suprantu, bet yra Interpolas, yra turbūt daugiau struktūrinių kažkokių padalinių, kad galėtų... Čia mėnesiai čia. Mėnesiai. Tai jūs atliksit kokį tyrimą pagal tos numerius, nes aš garso įrašus turiu, pokalbius aš įrašęs esu, ar jums čia... Jeigu turit garso įrašus, tai jūs prie policiją galite juos įkelti ir mes papildomai tada prie jūsų pranešimo tada dėsime ir taip bet kokiu atveju tyrimas atlieka. Supratau, tai žodžiu, jūs nieko nedarot, jūs tiesiog perspėt žmonės, kad nesuvestų asmeninių kažkokių duomenų, banko. Šiuo metu taip. Paskui keliauja ta medžiaga į komisariatą ir tai atsakingas žmogus, kuris jisai aiškinasi. Duoda užklausas ir taip toliau dėl tų numerių. Bet kažkaip suprantu, kai tuo metu, kai skambina, galbūt yra galimybė susekti, iš kurios vietos. Nėra tokios įrangos čia, kad susekti tuo metu. Taip, tai su policija, tai žinot kaip, ten tikrai aš neteiksiu, kas ten ta informacija nugula. Čia jūs kaip papildomai galite, kad jūs turite tą pokalbį ir viskas, kad dadėt kažkokį. Ko jie teiravosi, prasme, kažkokių duomenų, kad... Na, tai prašė, labai akivaizdžiai prašė banko kortelės ir kodų. Aš aišku daviau, neva suvedžiau tos kodus, kaip jie prašė, bet aš kažkaip galvoju, kad prevenciškai būtų galima juos sučiupti kažkokiu tai būdu. Beje, bet tokia teisybė, kad nėra galimybės taip greitai tai viską padaryti. Tai o kaip jūs manot, kokia yra apskritai galimybė surasti tuos, turbūt sukčiautojus, kitaip nepavadinsi jau dabar? Taip, čia sakau, sudėtingas tyrimas. Aišku, jeigu žmogus nenukenčia, tai kaip ir nėra pagrindo, bet labai daug žmonių ir perveda tus pinigus, tai ten sudėtingiau, viskas eina, yra užklausos į bankus, tai kitos valstybės, nes pinigai tikrai ne Lietuvoje lieka. Tai... Aišku. Tai sakykit, jeigu bandymas sukčiauti, tai nėra nusikaltimas, taip, tai suprantu, aš ne? Aš nesakau, kad čia nėra nusikaltimas, aš jums sakau, kad netaip rimtai žiūrima. Tada užklausos, bet yra pirmo eilėj tie žmonės, kas nukentėjo. O čia yra paskui bendrai. Bet man yra žinoma, kad tie, kurie ir nukenčia, jie net gauna pinigų nei iš bankų, nei policijos. Aišku, daug procentų, kad net gauna. O tai kam tada reikalinga... Daug žmonių net gauna tų daiktų. Tai kam tada reikalinga 112 tarnyba ir policija, jeigu prevenciškai mes nieko ne... Dabar kažkaip apskritai viskas sako, tai vis tiek yra reaguojama ir bandoma viskas surasti. Bandome. Bet šiuo atveju aš prašiau kaip tik tai, kad man paskambintų per valandą laiko, nes aš buvau susitaręs, kad su manim susisiektų po valandos. Tai galvoju, kad jūs paskambinsit dar prieš skambinant sukčiams, bet nepadarėte to. Ar jūs vėlai gavote informaciją, ar čia jūs tiesiog labai užimti, dėl ko čia taip? Ne, tai aiškinu, kad mes nieko šiuo metu padaryti negalime. Mes reaguojame tą pranešimą, jeigu žmogus nukenčia iš karto. Bet nėra tokių galimybių nustatyti, iš kur skambina ir kas čia skambina. Na, man tokiu atveju tai atrodo, kad yra žymiai svarbiau, kad prieš darant nusikaltimą, kad būtų tarnybos dirbtų, kad prevenciškai, o ne tada, kai jau pagauna. Nes kai pagauna... Sakau, kad policija ne visi gali ir čia labai daug valstybių ir to labiau numeris nelietuviškas.
Suprantu, bet suprantat, jeigu ketina pavogti mašiną, tai reikia jau tada saugoti tą mašiną ir labiau imtis veiksmų, negu po to, kai pavagė. Lietuva, jeigu būtų užsiimti, ką saugotų. Užsienio valstybė. Tai vis tiek yra tarptautinės sutartys kažkokios tai. Sakau, mes reaguojam, jūs jeigu turit kažkokių įrašų įrodymų, rašykit per policiją ir bus medžiaga komisariatą perduoti. Ir nutrauktas tyrimas paskui, ar ne? Dėl šito aš nežinau. Nepradėtas netgi turbūt. Negaliu pasakyti, ar bus nutrauktas ar nebus. Mano pavardė Andrulėnas Zenonas, prisistatykit jūs, prašau. Darius Vaišvila. Dar kartelį. Darius Vaišvila. Darius. Taip, rašykit Vaišvila. Darius Vaišvila, taip? Taip. Tai gerai, tai jūs man dar skambinsit, ar jau nebeskambinsit, ar jūs čia jau pradėjote tyrimą, ar čia tik tai ketinat? Dėl ko tyrimą, jeigu jūs nerašot pareiškimą, aš perduodu medžiagą komisariatą. Tik tiek, ar ne? Taip. Tai jūs tik tai paskirtas man paskambinti, bet čia jau priklausys nuo mano veiksmų, ar aš toliau Taip, jeigu jūs rašysiu. pateiksit per e-policiją dar papildomą kažkokią informaciją, jinai bus pridėta prie jūsų kortelės. Aišku. Na, žodžiu, kaip suprantu, policija nedirba taip, kaip atrodo man turėtų dirbti. Ką, tenka apgailestauti tik tai. Viso geriausio tuomet. Viso